Žinokit, maudomės dabar su Oskaru baseinė ir aš taip galvoju, ant kiek yra geras mano sprendimas su Mantu, kad mes pradėjome Oskarui kaupti pinigus prieš 4,5 metų, tada, kada jisai gimė, praėjus vos keliam mėnesiam. Ir kai ateis jam 18 metų, tai nebus mums problema jam įgyti pirmąjį būstą, nebus problema galbūt išspręsti kažkokius finansinius dalykus, kas liečia vaiko mokslus, nes mes žinome šiai dienai, kokios tai sumos ir tikrai tokių atlyginimų per vieną mėnesį mes negaunam. Tai aš manau, kad kiekvienas tėtis ir mama turėtų pagalvoti apie tai, kad 1 arba 2 eurai, galbūt kas gali sau leisti 3 eurus atidėti kiekvieną dieną savo vaiko ateičiai, palengvinti savo gyvenimą, kai vaikui bus 18 metų, nes kiekvieno tėvo yra svajonė ir mamos išleisti vaiką į jo mėgstamus mokslus, ten, kuris iš tikrųjų nori studijuoti, o galbūt pagelbėti su būstu, automobiliu ar kitais dalykais. Būkite protingi, investuokite, nes kol mes atostogaujam, mūsų pinigai yra investuojami, dirba mums